lubrikantas tai visą laiką yra geras dalykas, bet čia turbūt nesiskaito kaip sekso žaislas, jo? Ne, čia kosmetika. Kosmetika. Ką, šiandien mes turėsim tokią įdomesnę temą apie sekso žaislus. Yra tekę susidurti, naudoji, Greta? Nu, tu nori visas mano paslaptis sužinot. Biški. Nu, biški. Aš ir tada kažką pasakysiu. Nu, biški. Biški. Biški, jo. Nurausiu. Nu, taip, nu gal yra tekę, bet pasakyčiau, aš gal dar netradau savęs. Netradai savo žaislo. Jo, aš už tą tokį tikrą, už tikrumą. Jo, žinok, pas mane tai panašiai. Šiaip lubrikantas tai visą laiką yra geras dalykas, bet čia turbūt nesiskaito kaip sekso žaislas, jo? Ne, čia kosmetika. Kosmetika. Jo, čia odai, va, viskas taip, čia kosmetika, gydomasis daiktas. O šiaip, ką žinau, nu yra ten pas mane ten tų penio žiedų, bet esu naudojęs, bet tai taip, aš tai ten kažkokio stebuklo labai didelio nepajaučiau ir šiaip mano nuomonė, kad sekso žaislai gal labiau jie moterims skirti negu vyram daugiau. Aišku, yra ir tiem, bet... Yra ir tiem, aš nežinau, sunku pakomentuoti, kaip ten vyrui pojūtis, žinai, ten yra tokių specialiai vyram, kur moteris ten nieko su jo nepabandys. Aišku, vyrai moterų tai gali pabandyti. Nu, čia jau... Ėjimas prieš Dievą. Bet šiais laikais sako normalu. Tai...